Labą dieną. Noriu šiandieną Jums papasakoti, kaip naudotis EDX kursais. Visų pirma, reikėtų atėjusi į www.edx.org puslapį išsirinkti, kokių kursų Jums reikia. Taigi keliavom į kursų sąrašą, kur yra surašyti visi galimi, būsimi, esami ir taip pat suarchyvuoti kursai. Dešinėje pusėje galima juos išskirstyti pagal dabar vykstančius, greitai prasidėsiančius, būsimus kursus, kurie nepriklausomai nuo laiko gali būti atliekami tada, kada jie būna patalpinti svetainėje. Dažniausiai laikotarpis būna apie metus ir taip pat archyvuoti kursai. Kiek žemiau galite pasirinkti iš daugybę įvairiausių temų. Žemiau courses ir programs čia yra kategorizavimas pagal tai, kokio pobūdžio tai yra programos, kiek žemiau galima pasirinkti pagal lygį, galima pasirinkti pagal tai, kokia kalba yra įrašyti kursai. Jeigu žinote, ko konkrečiai ieškote, tai galima įvesti tiesiog kažkokį tai raktinį žodį tiesiai į paiešką. Aš norėčiau Jūs supažindinti su pasiruošimo IELTS kursams. Taigi, spaudžiame ant pačio kurso ir atkeliavę randam to kurso aprašymą, trumpą jo pristatymą, koks tai universitetas organizuoja, bendras kurso aprašymas, informacija apie dėstytojus, ar bus išduodamas ir koks tai bus pažymėjimas, šiek tiek atsiliepimų. Dešinėje pusėje pagrindinė informacija, kad kurso trukmė 8 savaitės, darbo krūvis 50 valandų per savaitę, kad kursas yra nemokamas ir kad kalbos yra anglų kalbos. Taigi, norėdami prisiregistruoti, reikėtų spausti žalią mygtuką Open Course. Ir kadangi aš esu prisiregistravusi sistemoje, tai mane automatiškai pajungia, o jums, jeigu nesat prisiregistravę, reikėtų prisijungti arba tiesiog prisijungus tada susirasti kursą ir būsit prijungti automatiškai. Taigi, tai yra pagrindinis dalykas, ką jūs matote, tik pasijungę į kursus. Pagrindinis puslapis sklaidymas bus viršuje, mes matome yra courseware, course info, discussion, progress, contributors, about ICT, EUQ ir syllabus. Norėčiau pradėti iš tikrųjų nuo kito galo, nes šiek tiek daugiau apsistosime prie courseware. Taigi, syllabus yra pagrindinė informacija apie patį kursą. Čia yra kurso santrauka, mokymosi tikslai, mokymosi turinys, taip pat informacija apie vertinimą ir prieinamumo galimybę. Taigi čia tokia bendra informacija, jeigu kartais norėsit pasitikrinti, ar gausite ar negausite pažymėjimą, jeigu norėsite pasižiūrėti, kokios temos jūsų laukia ateityje, tai tada reikėtų pasižiūrėti šitame syllabus puslapėlyje. About ICT EUQ, čia randame informaciją apie mokymo įstaigą, kuri pateikia kursą. Keliavom prie contributors. Čia yra surašyti žmonės, kurie prisidėjo prie kurso sudarimo ir kurso paleidimo. Progress. Čia yra matuojamos jūsų žinios, pastangos. Kursų iš tikrųjų būna įvairių, vienose yra daugiau įvairių atsiskaitimų ir testų, kitose mažiau. Štai čia, tarkim, jūs matote mano atliktus testus. Iš esmės, tai čia būna surašyta už kiekvieną kursą, kiek gauta balų, procentaliai išraiška arba taškais. Ir matom, paskutinis yra total. Tarkim, šiame kurse reikia surinkti 80%, kad būtų duodamas pažymėjimas. Taigi, po truputėlį juos kaupiame. Jeigu keliautume į discussion,
kur yra šalia Progress, čia randame įvairias temas, kurias pradėjo patys žmonės, tie, kurie mokosi. Ir kai kuriem kyla klausimų, kai kurie nori pasiaiškinti dėl vienos ar kitokios užduoties, kai kurie tiesiog nori pasibendrauti su bendraminčiais, kai kurie tiesiog nori pasipasakoti, tai čia galima rasti įvairiausių temų ir tarkim, ar ne, tarkim, speaking partner, tai yra visos diskusijos ir tiesiog randam, kad Hi, I am Aldo and I need someone to practice conversation. Exam scheduled on March 12th. I live in Italy, so take into account my time zones. My band is CA 6.5 or 7 and my Skype is... Okay, so taigi galite susirasti būtent kalbėjimo partnerių, galite tiesiog pasiteirauti vienas kito dėl kažkokių tai dalykų. Dažniausiai į diskusijas akį užmeta ir dėstytojai, taigi galima ir sulaukti jų nuomonės. Course info tai yra praktiškai pagrindinė informacija, kurią mes jau buvom užmatę ir pačioj pradžioje, taip pat čia yra sudedami įvairūs oficialūs dėstytojų pranešimai arba informacija susijusi su kursais. Ir galiausiai keliaujam prie courseware, kur yra pati pagrindinė informacija. Tai yra pats pagrindinis turinys visos būtent medžiagos, kurios ir reikia mums mokytis. Tas turinys yra ekrano kairėje pusėje. Jūs matote, yra course overview pradžioj, paskui yra 4 didelės dalys: listening, speaking, reading, writing ir paskui next steps and course evaluation. Šis kursas yra sudarytas taip, kad mokytis yra nebūtinai iš eilės. Galima mokytis pradedant nuo listening arba nuo reading, nuo tos dalies, kurie yra jūsų probleminė, arba tiesiog nuo tos dalies, nuo kurios jums labiau norisi. Bet visą laiką galima, aišku, eiti ir iš eilės, nuo pat pradžių. Taigi, tarkim, paspaudę ant course overview ir finding your way around the course, tai yra pirmas punktas, mes pamatom užkrautą mum video ir visa medžiaga, ką mes turim daryti, yra būtent šitoje viduryje ir labiau dešinėje pusėje. Prie kiekvieno video, bent jau šio kurso, yra ir subtitrai. Kursą peržiūrėjus galima spausti apačioje rodiklytę į dešinę arba galima viršuje. Kadangi pati pagrindinė informacija yra tik viena, čia viršuje matom tik tai vieną video ikonėlę, tai tada keliaujame prie tolimesnios mūsų turinio dalies, course overview. Paspaudę ant course overview matome, kad jau dabar mūsų plano dalelės yra 3. Pradžioje matome bus video, paskui matome bus kažkokia tai informacija ir paskui bus testas, tiksliau klausimynas. Taigi spaudžiam ant pačio pirmo, pažiūrim video. Aš, kadangi galbūt tai prisuksiu jį, bet noriu tuo pačiu papasakoti, kad kol yra kalbama ir kol yra rodoma, matote, čia yra laikas, kiek truks video. Čia galite nureguliuoti kalbėjimo greitį. Tarkim. And I am Director of Studies for English Language Programs here at the University of Queensland. We are an IELTS preparation and testing centre and one of the world's leading centres of learning. IELTS X has been designed and written by our English language. Taigi, galite pasirinkti kalbėjimo greitį, toks, koks yra jums patogiausias, galite pagerinti kokybę, galite video žiūrėti per visą ekraną ir po apačią matote yra download video, galite patį video parsisiųsti ir išsisaugoti savo kompiuteryje, galite parsisiųsti tik tai subtitrų išrašą. Taigi, kai pažiūrite video, tarkim, priartėjome prie pabaigos, galime spausti rodiklytę į dešinę apačioje arba galime toliau keliauti viršuje.
Taigi, šiek tiek informacijos raštu ir toliau yra trumpa informacija, tai yra, tiksliau, netrumpa informacija, bet yra testas. Testas arba apklausa dažniausiai, jeigu mes keliautumėm prie tolimesnės turinio dalies, į listeningą, tai pamatysit, kad dažniausiai testas, už kurį yra skiriami balai arba už kurį yra skiriami taškai, jis turi tam tikrą galutinį terminą. Tai būtent matom, kad pirmam skyriui, kur yra Unit Overview, atsiskaitimo nėra, Listening Strategies atsiskaitimo nėra, o paskui prie kiekvienos dalies yra toksai ženkliukas, kuris rodo, kad tenai bus atsiskaitimas. Bet tarkim, šita medžiaga yra patalpinta iki 2016 lapkričio 25, tai tikrai labai netgi lėtai dirbant galima įveikti visas reikalingas sritis. Kaip atlikinėti testus, yra daug įvairiausių strategijų, dažniausiai būna paaiškinta, ko yra siekiama, kartais yra tiesiog bendros informacijos bandoma surinkti, kartais medžiaga yra pateikiama grinai tam, kad būtų įtvirtintos žinios, kurios buvo pateiktos video arba rašytiniu tekstu, tarkim, tiesiog parodant, štai viena iš rašymo užduočių yra pateikiamos užduotis, pavyzdys, visur yra parašoma, ką reikia atlikti ir tarkim šioje vietoje reikėjo tiesiog atitempti taisyklingus atsakymus iš apatinio į viršutinius kvadratėlius. Ir kai kurie kursai daro tik tai vadinamą multiple choice arba kur klausime reikia rinktis A, B, C variantus. Šitame kurse yra daug įvairios medžiagos, reikia kartais ir sakinį parašyti, reikia surasti klaidas, reikia sudėlioti sakinį, sudėlioti žodžius, bet visą laiką prie kiekvienos užduoties, prieš pačią užduotį yra paaiškinama, kaip jinai turėtų būti daroma. Tarkim, pažiūrėkim dar į kitą užduotį. Tarkim, čia taip pat. Drag and drop ir build complex sentences. Reikia sudėlioti tekstą taip, kad gautųsi sudėtiniai, sudurtiniai sakiniai. Tai va. Galiausiai, pabaigus visą kursą, jeigu nukeliautume į Progress, tenai turėtų atsirasti stulpeliai kiekvienai temai ir kiekvienam reikalingam testui, po kurio laiko, ten, kur yra visi mūsų surašyti kursai, štai mano yra šiek tiek daugiau negu vienas, bet tarkim, ar ne, kuris laikas atgal buvo kursas Digital Branding and Engagement ir po kurio laiko, po kurso baigties, kai jie suskaičiuoja ir susumuoja visus rezultatus, atsiranda toksai mėlynas mygtukas View Certificate. Ir būtent šitoje vietoje ant jo paspaudus, mums užkrauna mūsų pažymėjimą ir tą pažymėjimą galima parsisiųsti, atsispausdinti arba patalpinti, tarkim, šiuo atveju LinkedIn profilį. Taigi, tikiuosi, kad paaiškinau viską. Jeigu jums dar kilo kažkokių tai klausimų, galite man drąsiai rašyti, susisiekti su manim, kuo galėsiu, tuo patarsiu. Ačiū už dėmesį ir gero mokymosi.